Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Šiandien yra 33 diena ir mes biškutį išėję su ratais pasivažinėt. Tai papasakosiu šiek tiek šiandien, kaip pasiruošimas vyko iki mūsų Londono susitikimo. Ir dabar prašysiu dar tokius 7 žingsnius, kurie man realiai lemia viską gyvenime, kai aš supratau, kad iš jų gyvenimas realiai susideda, jeigu nori sujungti verslą ir tai, ką tu darai. Taip, tai iš esmės dabar važiuosim pro katedrą ir galiu prisipažinti, vienas iš sunkiausių dalykų, kas man gyvenime iš tikrųjų yra iki šiol, yra, pavyzdžiui, įrašinėti video viešai, kai yra žmonės, kurie žiūri, mato. Iš tikrųjų, čia vienas iš mano tų didžiausių tokių, kaip sakyti, aš labai esu sau kritiškas ir visą laiką, sakykime, kritikuoju, kaip apie mane žmonės pagalvos ir taip toliau. Tai dėl to aš realiai darau šitus video, darau visą tai ne dėl kitų, darau dėl savęs, tam, kad tiesiog persilaušiu. Ir pažiūrim, ar čia apsimoka važiuoti, ar neapsimoka į Gedimino kalną. Tai jau. Tiek to, gal pasirinksim šiandien šiek tiek sunkesnį maršrutą, tai yra ne Gedimino kalnas, o Trijų kryžių kalnas. Taigi, tai pirmiausia nuo pasiruošimo. Koks tas pasiruošimas šiandien buvo? Vakar vėlgi tai, kad viena didžiausių problemų, kurią aš dabar pastebėjau dirbant apskritai su žmonėms, su animacija, su video ir prezentacijom ir marketingu, tai, kad tie žmonės, kurie užsiema veikla, sakykime, ten ar puslapio dizaino, ar video kūrimu, kadangi jie už tai gauna pinigus, jie nori padaryti tą darbą labai gerai. Tai čia tas pats, kaip koks nors žmogus paimtų ir sakytų, nu, vat aš darau ten mašinos diskus ir man reikia labai gerai padaryti. Ir jisai mato tik tuos diskus, jis nemato to didžiulio paveikslėlio. Ir kai jis nemato to didžiulio paveikslėlio, tada susiduriam su problema, kad jisai mato vertę būtent tuose diskuose, o ne pačioje mašinoje. Ir net ne mašinoje, reikėtų žiūrėti to, o grinai ką su tas žmogus su mašina veiks, jisai kažkur važiuosi, ne kaip jisai važiuosi, tai toliau jisai būtent to nemato. Ir dėl to sunku jiems tikro suprasti tą vertę. Tai aš ir pasiruošiu tame, kad dabar su Gregu, jo vardas čia toksai, kur susitiksiu, toje persimušam žemesnį pavarą ir varom į viršų. Tai su Gregu, su kuriuo dabar susitiksiu, ir ten tikslas bus pamatyti, ką jisai turi, kokią grafiką, ir ar jinai veikia ar neveikia, ir kaip galima būtų jo pagerinti. O pagerinti iš tos pusės, kad kaip galim, kas yra tas pardavimas, kaip jisai turi save pateikti, kad žmonėms tai tikrai atrodytų logiška, plus jie norėtų atlikti kažkokį veiksmą. Jie ką tik suvokiu, galbūt nelabai norit girdėti mano alsavimą, bet ką padarysiu toks video šiandien. Taip. Ir pasiruošimas ir būtent toks ir buvo, kad grinai perdžiat viską, ką jisai turi, pasirašyti savo pasiūlymus maždaug, bet vienas iš svarbiausių dalykų, kad aš susitikęs su juo, nepulčiau iš karto į įrodymą maždaug, kaip turėtų būti, kaip aš jį matau, iš tikrųjų įsiklausyti jo vizijas, nes netgi jeigu aš turiu kažką, ką aš noriu parodyti, vis tiek aš turiu išklausyti pirmiausiai jį, gal sustosiu biškį, kad lengviau girdėtus. Tai pirmiausia, aš turėsiu įsiklausyti, ką jisai galvoja, ką jisai turi, ką jisai mato, nes vis tiek jisai turi tam tikrą viziją. Ir tik tada pradėsiu pokalbį kreipti link to, kad štai kaip aš matau, štai kurioje vietoj ir suprantu, kad bet
Arba ir taip pat mums reikia tą ir tą padaryti. Tokiu atveju aš pasakysiu savo nuomonę, bet sujungdamas su jo. Nes jeigu mes šito darbo nepadarysim, kad įsiklausytume, ko jisai galvos, kad mes savo varom. Ir sakys, va, mano tokia ir tokia situacija, kodėl tu net nežinai apie mano situaciją. Ir jisai galvoja, kad geriau žino, jeigu man nepapasakos. Tai aš turiu būtent leisti suvienodyti jam su savim, leisti jam pasidalinti, kad jisai galvotų, kad aš tikrai jau žinau. Ir tada sekantis žingsnis bus grinai sujungti būtent, ką jisai mato, kaip aš matau ir kad tai susiję. Ir kodėl, pavyzdžiui, jo matymas galbūt tam tikrai vietoj ar netoks, ar prastesnis, ar kažkaip kitaip net nešiam to rezultato. Tai čia vienas iš tų dalykų. Taip pat kas dar labai svarbu, kad aš nuvažiavęs iš karto sukurčiau didžiulę vertę prieš apskritai kalbėdamas apie pinigus, apie dar kažką, nuteikčiau būtent jį, kad klausyk, aš ne dėl pinigų nuvažiavau. Taip, aš turiu, žinau, savo vertę, visą kitą, ir štai kodėl jinai tokia, bet aš tikrai noriu tau padėti. Pamirštam, žinai, ten masės, pamirštam, kiek kainuoja ir taip toliau. Aš noriu tau padėti. Kas tau yra svarbu, žinai, kas dar? Štai aš pasiruošiau tą ir tą, kadangi tu sakai, tas ir tas svarbus. Ir pereiti prie žodžių tokio, kad iš vis pinigai, ta prasme, tipo, pirmiausia, davai pažiūrim, kaip galima tau padėti. Ir jeigu tu matysi, kad padedam visą kitą, tada jau mes kalbame apie tai, kad kaina kažkokia tai nesusimatys vertę ir norės tikrai. Kitaip sakant, aš turiu pirmiausia jį priversti norėti įsėsti į Kauno traukinį ir tada jis tik tai tada važiuos ir bilieto norės ir aš tada galėsiu jam parduoti, kad ir kokią kainą norėčiau. Tai va, tai gal važiuojam tada mes dar į viršų. Taip, 7 žingsniai. Tai pirmas yra tas verslo maždaug mapas, žemėlapis kažkoks tai, kur mes apskritai einame. Antras buvo produktų inovacija. Tai yra sugalvoti tam tikrus produktus, kuriuos mes įvesime į rinkai arba klientams pasiūlysime pirkti. Toliau yra pasaulinio lygio planas marketingui, pardavimų. Jau kaip marketingą pritraukiam žmonės, tada mes turime turėti pardavimo sistemą. Ir toliau yra optimizavimas, maksimizavimas arba gavimas didžiausios tiesiog galbūt naudos, važiuojam gal namo. Ir dar kitas dalykas, tai kad finansinis ir teisinis išprusimas. Ir 7, aišku, tai yra, ant kurio labiausiai ir fokusuojame su viskuo, tai yra creating raving fans, arba kitaip sakant, kuriamas pasiekėjų ištikimų klientų, fanų ratas. Taip? Tai aš ant pirmų, aš realiai iki penkto kaip ir išmokau ir pas mane viskas tvarkoja. Pats prašiausias dalykas yra 6, aišku, ir 5, 6 ir 7. O tai yra, jeigu atsimint, tai yra optimizavimas, maksimizavimas. Tai yra grinai, kur žinai, kaip jau marketingą darai, pardavimai vyksta. Dabar te liko tik tai optimizuoti viską, tai yra, kad dar efektyviau veiktų.
Ir taip pat maksimizuoti tai yra kaip galima išplėsti arba padidinti visą tas apimtis ir taip toliau. Tai visą tai susijęs su žmonėm realiai, kur aš visą laiką labai prastas buvau kaip, paimkime taip kaip žmonių rinkėjas, komandų rinkėjas. Aš labiau, aišku, pripratęs vienas dirbti, bet tai sudaro sunkumus. Ir pas mane dabar sudėtingiausia situacija tai yra, kad finansinis, kaip ir webinaro metu kalbėjau, finansiškai nesu išprusęs, taip pat teisiškai nesu išprusęs ir optimizuoti, maksimizuoti, tai irgi su žmonėm aš ir nelabai dar moku dirbti. Dėl to aš ir ieškau čia ir komandos, ir žmonių, su kuriais būtent galėčiau iš tos pusės viską ir daryti. Tai ant šitų svarbiausia reikia dabar kreipti visą dėmesį, nes realiai jie sudaro verslo. Apskritai kažką darai, tu turi, kad žmonės tau padėtų optimizuoti viską ir taip pat maksimaliai išnaudoti tas galimybės, kad darydamas kažką tu gauni, naudodamas, sakykime, keli žmonės, kurie tau padeda sudėlioti tam tikrus dalykus, tu gauni 10 kartų daugiau negu vienas tą pasiektų. Ir šitoje vietoje būtent aš labiausiai strigau. Tai dabar mano, kaip ir žiūriu, mano netgi klientai, kaip ir visą laiką buvo pasąmonės turbūt lygmenyje, kad aš koncentruojuosi žmonės ir pas mane ateina žmonės, kurie būtent tom pakopom daro visą tai. Tai reiškia, buvo, kas čia buvo, tai reiškia, buvo video marketingas arba marketingas, toliau pardavimai, Jordanas Belfordas, optimizavimas buvo vienas žmogaus, jo vardas Adam Urbanski, o maksimizavimo kaip ir aš nesu daręs. Tai vat. Tai šitos dvi sritys man vis dar yra Achilo kulnas ir aš juose koncentruojuosi, bet realiai būtent iš marketingo, iš pardavimo, jeigu supranti, tada gali pritraukti tos klientus, gali su jais mokėti dirbti, parduoti, bet tiesiog neturi tos, sakykime, tos verslo sistemos, kur jinai padedi žmonėms sudėlioti viską su kažkieno tai pagalba. Nes realiai darai viską vienas ir tada tiesiog atsibosi, nes vienas iš tų dalykų, kodėl aš, pavyzdžiui, irgi sunkiausia man buvo kažką toliau planuotis, daryti. Šitoj srityje tiesiog pavargsti, nes kai dirbi su kitais žmonėm ir nėra komandos kažkokie, tai arba jie turi savo, sakykime, kompaniją, tada vis tiek jų interesai yra jų interesai, ne mano. Aš jiems nemoku kaip kokiams darbuotojams arba neduodu iš vien darbo tiek, kad jie jaustų, kad verta, tik tai manęs, nes jie ieškosi klientų papildomą, aišku, kainas kelnių ir visą kitą. Ir dėl to netgi buvau sustojęs, tiesiog užkniso. Klientų pas mane ateina ir aš tiesiog nenoriu dirbti, nenoriu to viso vėl iš naujo, žodžiu, aiškinti, kalt, nes ten būdavo kai kada, man atrodo, čia buvo taip, kad po 2 realiai turėjau darbą vieną, projektą, video, vienas iš geriausių beje mūsų darbų. Aš 2 mėnesius, tai yra, kaliau, kaip reikia, tiksliai vos ne kiekvieno šuduko kabinėjausi. Aišku, ir jiem užkniso, ir man užkniso, bet aišku, aš tiesiog toksai, kad galutinis protas turi būti galutinis protas, man suspjaut, kiek kainuojas, ką daryti ir taip toliau, aš vis tiek padarysiu į aukščiausio lygio. Ir taip išėjo, kad tiesiog atsibodo visą tai, tiesiog norėjau pailsėti, norėjau mesti ir realiai nieko nedariau. Ir mano šitas iššūkis iš tikrųjų netgi yra toksai, kaip sakyt, šitas mano iššūkis yra iššūkis pačiam, kad aš tiesiog priėjau pakankamai mažą tą uždarbio sumą, kuri mane tenkina arba kurią aš jau turiu. Ir tiesiog viskas, sakau, užkniso, reikia iššūkį daryti savo. Net ne iššūkį, tiesiog pradėti daryti ir užsidirbti ir su klientais ir taip toliau. Tai vat, šitus panaudosiu visus tos principus iš tų 7 žingsnių arba 7 elementų, kurie reikalingi. 4 padaręs jau turiu gerą rezultatą. Dabar tik liko, aišku, nuvažiuoti į Londoną, pažiūrėti, kas čia bus, susidėlioti visus žmonės, kurie dirbs ir tada daryti. Tai aš darysiu video visus visų dienų bėgyje.
tam, kad tiesiog gal kažkokių minčių bus ar kažkas įdomaus, pasidalinsiu ir čia, ir Facebook'o fanų puslapyje. O šios dienos klausimas, padarome tokį paprastą klausimą. Kai tu dabar žiūri šį video, kokia yra diena? Kelintadienis ir kelinta yra birželio diena. Aš tada žinosiu, kiek maždaug atsilikinėjai ir kada žiūri. Tai tiek tada. Dabar baiginėsim važiavimą. Važiuosim dar kai ką padarysim ofise. Persikelt, pasiruošti. Ir paskutinius darbus padaryti. Turiu dar susitikimą šiandien Skype'e su vienu iš savo labai gerų draugų amerikiečių, kuris sėkmingas yra ir žino labai daug apie verslo plėtojimą ir sandorius. Tai aš jo klausiu, kaip būtent važiuojant į Londoną, kaip man reikėtų pasiruošti ir kokius dealus arba pasiūlymus aš galiu ne tai kad išpešti, bet susitarti su tuo žmogum, kad būtų produktyviausia ir man ir daugiausiai, ir pinigų, ir naudos gaučiau, ir taip pat aišku jam, kad atrodytų tai seksualus pasiūlymas. Tai va, tai parašykit Facebook'o komentaruose būtent, kas yra, kokia diena tiksliau šiandien yra, kada žiūrite šitą video būtent. Ir jeigu žiūrite iššūkio puslapį, tai aišku parašykit Facebook'o komentaruose. O jeigu žiūrite YouTube ar kur, tai irgi parašykite, kur žiūrite. Gerai? Tai tiek. Iki.